atsisakiusi nemėgstamo darbo, manė išeisianti, kaip sakoma, į niekur, bet viskas susiklostė taip, kad atidarė kūrybos studiją, ėmė tapyti, o žiniomis dalytis su aplinkiniais. Kūrėjos istorija dabar reportaže. Jau 3 metus gyvuojančią kūrybos studiją Kristina įkūrė po to, kai nemėgstamą, varginantį darbą išmainė į piešimą. Kai man reikėjo per skausmą ir reabilituoti save, ir aš prisiminiau, kad yra dalykų, kurie gali man padėti, kurie gali mane pakelti ir aš pradėjau daryti. Pradėjau tiesiog daryti. Pradėjau piešti paprastai tušinuku, žadinti tą kūrybiškumą. Ir kasdien žiūriu vis geriau. Prisipirkau aliejinių dažų, nors nežinau, ką su jais daryti. Nuėjau parduotuvę, sakau, padėkit man ką čia daryti, su kuo skiesti. Grįžau namo, nutapiau paveikslą. Rezultatu Kristina pasidalijo internete, kur jį pamačiusi dailininkė Simona Juškevičiūtė pasiūlė draugėje Panevėžyje organizuoti dailės terapijos užsiėmimus. Subūriau žmonės, surinkau grupę. Ir mes turėjom labai nuostabų laiką, į mėnesį kartą po vieną užsiėmimą, kur aš dar dirbdama tą savo sunkų darbą, aš tiesiog man kaip atgaiva buvo. Aš šeštadienio vakarą jau pradėjau ruoštis, kepti pyragus, tuos visokius rankų darbo saldumynus. Tiesiog taip ruošdavausi iš vakaro. Ir ateidavau į tą sekmadienį jau tą susitikimą su tokia meile, paruošdavau žmonėm erdvę, laukdavau tos dailininkės. Taip į Kristinos gyvenimą grįžo ir visą jį užvaldė kūryba. Galvoju, čia aš nutapiau, nes realiai tai į tokią būseną, kai tiesiog leidi savo būti. Ir kai atsitraukus pamatai rezultatą, tai iš tikrųjų džiugina ir tada labai norisi dalintis. Labai norisi dalintis su kitais, kad ta būsena, ta emocija, kad perduoti žmogui. Bet man iš tikrųjų nėra labai svarbu, ką aš nutapiau, bet aš įdedu į paveikslą būseną, savo būseną. Ir tą būseną netapau kažkokią piktą, suirdusi, visada tapau, kai yra man gera būsena. Įkvėpimas, kai jaučiu tokį vidui prikaupta kažkokia meilės, kai yra noras dalintis, tai tada gimsta šie paveikslai. Moteris pasakoja, kad jai nepatinka būti varžomai, tad net mokydamasi gavusi užduotį, ją interpretuodavo savaip. Ir dabartiniai jos darbai kupini vidinių išgyvenimų, tad prisėdusi piešti, ji darbą baigė jau po kelių valandų. Keli mėnesiai dailinimo ne jai prisipažįsta pašnekovė. Tos spalvos, tokios ryškios, tos linijos, tie visi tokie išlenkimai. Šiaip labai mėgstu medžius tapyti, tokia man moters figūra, moters tas visas toksai laisvumas, moters galbūt ir seksualumas atsispindi mano paveiksluose, nes man tai yra labai gražu. Man yra labai gražu moteriškumas, tai ir su moteriam daug kalbamės, kurios ateina, kalbamės apie santykius, apie šeimą, apie jos savirealizaciją kaip moters. Sukauptomis žiniomis menininkė noriai dalijasi su aplinkiniais, todėl ir įkūrė studiją, kurioje galima išbandyti labai įvairių kūrybos būdų. Bet kokią kūrybą ji prilygina terapijai. Pavargusiam žmogui nuo rutinos, nuo sunkių darbų, nuo įtampos, nuo bėgimo, jie atpalaiduoja, jie tarsi atgaiva. Ar ne, pavyzdžiui, žmonės eina pas psichologus, geria galbūt raminančius vaistus, dar kažką. O čia galima natūraliu būdu atpalaiduoti savo mintis. Kūryba visgi galbūt yra tokia moterų atsipalaidavimas. Vyrai vis tiek jie per kitokius dalykus, per sportą, per kitokius dalykus jie save išreiškia. Moteris, jos atsiskleidžia kūryboje.
Per karantiną prislopusį kūrybiškumą pašnekovė pasakoja, jai teko gaivinti. Žingsnis po žingsnio vėl prisijaukinusi piešimą, ji artėjantį pavasarį planuoja pristatyti naują ekspoziciją Vidinė transformacija, o kol kas kaupia žinias bei idėjas ateities veikloms.